Gerą pirmadienio vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sporto TV jūs kviečia į Panevėžio Cido areną, kur liko vos kelios akimirkos, kelios minutės iki pirmųjų rungtynių čia Panevėžyje, ruošiantis pasaulio krepšinio čempionatui. Lietuvos rinktiniai tai apskritai yra antrosios rungtynės. Pirmasis jūs puikiai prisimenate, visai neseniai Lietuvos krepšininkai 19 taškų skirtumų įveikė braliukus Latvijos 93-74 ir pergalingai pradėjo tą draugiškų rungtynių maratoną. Maratoną, kuris bus ilgas ir kurį laiką tęsis Lietuvoje. Vėliau Lietuvos komandos laukia keli pasiruošiamieji mūšiai ir išvykose Slovenijoje, Zagrebe. Na, o į pasaulio krepšinio čempionatą Lietuvos komandą išlydėsime rugpjūčio pabaigoje. Kitaip tariant, dar liko nemažai laiko pasiruošti tiek geriausiams mūsų šalies krepšininkams. Na ir aišku, mums liko laiko pasižiūrėti, kaip atrodo Lietuvos komanda ir kokias viltis galime turėti prieš pat pasaulio krepšinio pirmenybės. Aišku, kad lietuviai yra Europos vicečempionai ir kad tos viltys, tie mūsų lūkesčiai ir norai nebus maži visokių atvejų. Šiandieną beje, šiose rungtynėse mes vis dar galime žiūrėti į ilgą Lietuvos komandos kandidatų sąrašą, dėl to, kad nacionalinė rinktinė šito būrio taip tvirtai vadinti dar negalėtume. 17 žaidėjų yra tame išplėstinėme sąraše ir šiandieną Lietuvos komandai nepadės 4 krepšininkai, tai Jonas Mačiulis, tai Kšištofas Lavrinovičius ir taip pat lengvas traumeles besigydantis Simas Jasaitis ir Žygimantas Janavičius. Na ir visi tie, kurie yra šiandieną Lietuvos komandos sudėtyje, dar kartelį jūsų visų dėmesiui, nes tai tuo pačiu yra ir žmonės, kurie siekia prasimušti į galutinį Lietuvos rinktinės 12-ką. Tiek jūs, tiek mes, tiek ir komandos treneriai turi dar vieną, šiuo atveju antrąją progą pasižiūrėti į Lietuvos komandos kandidatus. Aišku, galime šnekėti ir apie tai, ką jau matėme tose pirmosiose rungtynėse. Daug kas kalbėjo apie puikiai sužaidusį Artūrą Gudaitį, Kauno Žalgirio komandos vidurio puolėją, kuris į Latvijų krepšį įmetė 15 taškų, atkovojo 8 kamuolius, blokavo 2 metimus ir, kaip jį įvardino kai kurie interneto portalai, galime galbūt ir vadinti tą nedidelę Lietuvos komandos staigmeną ir mini sensaciją, bet aišku, tų staigmenų mes dar galime tikėtis dėl to, kad pasiruošimo ciklo rungtynėse, draugiškose rungtynėse Jonas Kazlauskas nebejotinai duos pasiruošti visiems Lietuvos komandos krepšininkams ir patiems jauniausiems ir tiems, kuriems galbūt daug šansų prasimušti į galutinį 12-ką niekas kol kas nesuteikia, bet kiekvienas turės progą pademonstruoti, ko yra vertas. Šiandieną Lietuvos komandos varžovas yra Gruzijos rinktinė, kaip ją įvertino ir įvardino kai kurie žurnalistai. Šiandieną teko skaityti jų nuomonės. Tai yra kovinga komanda. Pirmiausiai, kas krenta į akis ir į galvą, kokia mintis ateina kalbant apie gruzinus, tai yra kovotojų ekipa. Na, ir pačios šalies kultūra yra kovotojų. Bet aišku, mes negalime kalbėti tik tai apie kovingą, reikia pripažinti ir apie talentingą, ir apie meistriškumu skųstis negalinčią ekipą. Dėl to, kad šios ekipos sudėtyje yra ir NBA lygoje rungtyniaujančių krepšininkų, galų gale nereikia pamiršti fakto, jog į Gruzijos rinktinės sudėtį sugrįžta Zaza Pačiulija, kuris šiandieną šioms rungtynėms taip pat yra registruotas. 10 metų Zaza Pačiulija praleido NBA lygoje, Milwaukee Bucks komandos sudėtyje ir daug kas įsivaizduoja, kad Zaza Pačiulija yra labai jau patyręs. Na, žinoma, patirties jam netrūksta, bet kalbu apie krepšininko amžių, kad jam 35, galbūt 36 metai, nes įspūdis toks, kad Zaza Pačiulija mes atsimename iš pačių seniausių laikų. Tačiau šis krepšininkas turbūt, kad ne paskutinę vasarą atstovauja savo šalies komandai, nes jam viso labo 30 metų ir šiandieną jis, aišku, rungtynės pradeda starto penkete. Lietuvos komandos starto penketukas jau jūsų ekranuose. Martynas Pocius, Dariušas Lavrinovičius, Paulius Jankūnas, Mindaugas Kuzminskas ir Adas Juškevičius. Gruzinų komandos penketas ir jame jau mano minėtasis Zaza Pačiulija, su kuriuo dabar dėl atšokusio kamuolio susigrūmė Dariušas. Taip pat gruzinų penketuke Georgis Cincadzė. Štai čia Mindaugas Kuzminskas laimi šią kovą. Taip pat Pacacija, Tornikė Šengelija ir Ležava. Juškevičius, Lavrinovičius,
Dariušas Lavrinovičius, nugarą prieš Zazą Pačiuliją. Jo perdavimas Pauliui Jankūnui, klysta ieškodamas Pauliaus Jankūno Dariušas Lavrinovičius. Dabar be pražangos sustabdyti Zazą Pačiulijos Dariušui Lavrinovičiui nepavyksta. Paulius Jankūnas ir Dariušas Lavrinovičius dar praėjusį sezoną buvo komandos draugais, bet Dariušas Lavrinovičius Dariušas Lavrinovičius išvyko vėliau į Kijevo Budivelnį komandą, kur turėjo pasakiškus metus. Ir jeigu pasižiūrėsime į Dariušo statistiką, tai matysime, kad tiek Eurolygoje, tiek ir Ukrainos čempionate brolis atrodė tiesiog fantastiškai. Ir tai turbūt buvo vienas iš nedaugelio sezonų, kiek mes galime prisiminti, kada Kšištofo ir Dariušo statistiniai rodikliai buvo tokie skirtingi, nes kad ir tos pačius metus Žalgiryje prisimenant, kai abu broliai buvo sudėtyje, tai tiek Kšištofas, tiek Dariušas praktiškai identiškus statistinius skaičius demonstruodavo kiekvieno susitikimo metu. Bet praėjęs sezonas Kšištofui Lavrinovičiui, kuris metus baigė Valensijos ekipoje, jau nebuvo toks paprastas. Štai čia nuo Pauliaus Jankūno kamuolys palieka aikštelės ribas. Taigi Lietuvos komandos sudėtyje šiandieną be tų krepšininkų, kurie yra aikštelėje, be Pociaus, Dariušo Lavrinovičiaus, Pauliaus Jankūno, Ado Juškevičiaus ir Mindaugo Kuzminsko. Taip pat registruoti Mantas Kalnietis, Deividas Gailius, Renaldas Seibutis, Artūras Gudaitis, Donatas Motiejūnas, Antanas Kavaliauskas ir Šarūnas Vasiliauskas. Juos mes nebejotinai išvysime. Na, o štai čia pirmieji gruzinų taškai, kurių autorius yra Tornike Šengelija. Dar vienas NBA patirties turintis krepšininkas, kuris atidaro svečių taškų sąskaitą. Pocius. Kuzminskas. Nugarai krepšį žaidžia Mindaugas Kuzminskas ir jo agresyvus žaidimas štai dabar nepalieka jokių kitų galimybių, kaip tik tai prasižengti, nors Levanas Pacacija yra įsitikinęs, kad be pražangos jis pažeidė taisyklės, šiek tiek kontakto ir to užteko, kad rungtynių arbitras fiksuotų taisyklių pažeidimą. Mindaugas Kuzminskas, Malagos Unikaha komandoje, praleido praėjusį sezoną buvęs Kauno Žalgirio komandos lengvasis krašto puolėjas. Ir Mindaugas Kuzminskas antruoju baudos metimu pelno pirmąjį Lietuvos komandos tašką šiose rungtynėse. Pačiulyje įsirėžė jis į Dariušą Lavrinovičių, jam pražangos nėra, toks rungtynių arbitrų sprendimas, lietuviai stengiasi greitai pereiti į varžovo aikštelės pusę, o štai čia vėl Dariušas Lavrinovičius siunčia kamuolį komandos draugui, bet pastarasis to kamuolio nepagauna. Dar viena klaida, šį kartą nesusikalba Dariušas su Martynu Pociumi, atrodo, kad ne visai dar jaučia vienas kitą krepšininkai, nors žinoma, kad ne pirmą kartą matosi aikštelėje ir Lietuvos rinktinėje abu yra rungtyniavę ir Kauno Žalgirio komandoje yra žaidę, bet netaip paprasta. Netaip paprasta žaidžiant antrasias draugiškas rungtynes, ruošiantis pasaulio krepšinio čempionatui. Iš karto pažinti vienas kito judesius, sprendimus, mąstyseną aikštelėje iš pusės žingsnelio. Ir tam reikia laiko, tam ir yra skirtos draugiškos rungtynės, kurių, kaip jau minėjau, Lietuvos komandai ruošiantis pirmenybėms Ispanijoje netruks. Cincadzė prieš Adą Juškevičių. Dabar jau Adas Juškevičius pradėjo rungtynės starto penketę. Sakau dabar jau, dėl to, kad rungtynėse su Latvijos rinktinė Šiauliuose starto penketę rungtynės pradėjo Šarūnas Vasiliauskas. Kuzminskas. Lavrinovičius meta iš vidutinio nuotolio, iš tolimo vidutinio nuotolio, taip reikėtų sakyti. Ties tritaškio linija buvo brolis, bet pelnyti pirmųjų taškų iš žaidimų Lietuvos komandai ir toliau nepavyksta. Čia vėl aktyvus Pačiulyje, dabar jis atiduoda kamuolį po krepšiu pasilikusiam Tornike Šengelijai ir kitą sezoną Ispanijoje Laboral Kučia komandoje rungtyniausiantis Šengelija padidina gruzinų pranašumą iki 5 taškų. Pocius iš toli, 3 taškai, Martynas Pocius.
Martynas Pocius atidaro Lietuvos komandos taškų sąskaitą iš žaidimo. Prieš tai Kuzminskas pataikė baudos metimą, o štai čia pirmieji Pociaus taškai ir to pačiu pirmieji Lietuvos komandos taškai pataikant ne nuo baudų metimo linijos. Tritaškis mažinantys skirtumą iki 2, vėl su Pačiulyje su kamuoliu. Tornikė Šengelija po krepšiu, Pačiulyje ieško tokių avantiūriškų netgi galimybių atakuoti krepšį ir nelabai kitų variantų ieško. Zaza Pačiulyje, dabar Tornikė Šengelija blokuoja įsidrąsinusio Ado Juškevičiaus metimą. Vokietijoje praėjusį sezoną praleido Adas Juškevičius. Dar vienas, turbūt taip reikėtų įsireikšti, Kauno Žalgirio mokyklos auklėtinis. Kuzminskas. Iš esmės firminis Mindaugo Kuzminsko žaidimo stilius. Tai yra nugara į krepšį agresyviai, ieškant arba pražangos, arba drąsiai taranuojant varžovus pelnytų taškų. Dabar nepavyksta nieko pasiekti Mindaugui, apsigina Lietuvos komanda. Ir galimybė išlyginti rezultatą. Lavrinovičius. Ar įskaityti taškai? Pražanga Zaza Pačiulijai, tai jau aišku. Bet panašu, kad tą stumtelėjimą rungtynių arbitrai traktavo kaip nemetimo metu. Ir taškai nėra įskaityti. Trečioji komandinė pražanga gruzinam. Juškevičius 2-2 su Lavrinovičiumi. Atmestas kamuolys. Jankūnas iš 3 taškų zonos netaikliai. Adas Juškevičius dabar pirmas prie kamulio. Levanas Pacacija nematė Ado Juškevičiaus ir pastarasis patkovojęs kamuolį puolime. Dabar dar drąsiai prasiveržia ir pelno 2 taškus. Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje Adas Juškevičius žais kitą sezoną ir taps Virginijaus Šeškaus auklėtiniu. Grįžta rungtyniauti į Lietuvą, bet ne į tą komandą, iš kurios išvyko Adas Juškevičius. Apie tai kai kurie krepšinio gerbėjai irgi nemažai diskutavo ir sakė, kad na va, žalgirietis, dar vienas žalgirietis žais Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje, nors kita vertus turbūt šiais laikais jau nebereikia kalbėti, kas yra žalgirietis, o kas yra Vilniaus Lietuvos Ryto narys. Krepšinis, globalus žaidimas ir nebe kiemo komandų principų žaidžia krepšininkai. O vieną sezoną vienoje komandoje, kitą sezoną galbūt net ir ryškiausių priešininkų stovykloje. Bet čia mes kalbam apie Lietuvą ir čia mes už Lietuvą, o čia ir minutės pertraukėlė. Sirgalių radijas. Radio centras. Dabar mėlyje dar keletas kamuoliukų skrieja jums į tribūnas ir šiandien iš tuos žaidimų turim tikrai žiauriai daug. Dosnus Lietuvos rinktinės rėmėjai jų yra paruošę puikių prizų, tad pagaukit kamuoliukus ir sudalyvaukit Vytauto žaidime, kuris vyks po pirmojo kėlinio. Taigi pusėjo pirmasis šių rungtynių kėlinys. Dar kartą primenu, Panevėžio Cido arenoje šiandieną Lietuvos rinktinė žaidžia antrasis draugiškas rungtynes ruošiantis pasaulio krepšinio čempionatui Ispanijoje. Po pergalės su Ainaro Bagatskio auklėtiniais latviais lietuviai šiandieną žaidžia su gruzinais. O Gruzijos rinktinė, kaip žinia, ruošiasi Mindaugas Kuzminskas iš viršaus. Labai atsiprašau, kad nutraukiau savoje mintį, bet praleisti pirmojo Lietuvos komandos dėjimo negalėjau. Na, Gruzijos rinktinė ruošiasi atrankos į kitų metų Europos krepšinio čempionatą turnyrui ir tas atrankos turnyras jau netrukus. Taigi gruzinų
pasiruošiamoji stadija skirtingai negu lietuvių. Jau yra, galima sakyti, baigiamoji. Gruzinai visai neseniai dalyvavo turnyre Slovenijoje. Čia Zaza Pačiulyje lygina rungtynių rezultatą. Ir ten Slovenijoje pasiekė vieną pergalę per 3 žaistas rungtynes, įveikdami Ukrainos nacionalinę rinktinę. Ukrainiečiai, kaip žinia, žais pasaulio krepšinio čempionate. Sužingsniuoja Adas Juškevičius. Neryžtingais jo žaidimas štai čia ir Lietuvos komanda praranda kamuolį. Adas Juškevičius ten ieškojo laisvų komandos draugų. Buvo atsilaisvinęs Martynas Pocius, tačiau per tą laiką Juškevičius ten prisitrepsėjo ir dar viena Lietuvos komandos klaida. Na, pagrindiniai skaičiai įpusėjus šiam ketvirčiui, netgi sužaidus jau ir 6 minutės, Lietuvos komanda ką tik suklydo 5 kartą. Klaidų, kaip ir buvo galima tikėtis, išvengti nepavyksta. Toks irgi galima sakyti, kad yra draugiškų rungtynių prieskonis. Trenerių dažnai rotuojant krepšininkams dar išbandant įvairias žaidimo schemas. Aišku, kad tie eksperimentai neretai baigėsi klaidomis, bet eksperimentuoti reikia ir, kaip sakė Jonas Kazlauskas po rungtynių su latviais, buvo stengtasi nežiūrėti pernelik į rungtynių rezultatą ir daugiau akcentuota tai, kaip patobulinti savąjį žaidimą, o ne kaip laimėti rungtynes. Pergalių mes lauksime Ispanijoje. Dabar svarbiausia kokybė ir kiekvieno iš trenerių užmanimų ir sumanimų išpildymas. Kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo Donatas Motiejūnas, taigi toks keitimas nusimato Lietuvos komandos sudėtyje ir tai bus pirmasis keitimas mūsiškių gretose šiose rungtynėse. Donatas Motiejūnas. Ir mūsų galimybė pasižiūrėti į jį. Plojimai sutinkamas tiek jis, tiek ir Šarūnas Vasiliauskas, kuris taip pat ką tik pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Keičiami Adas Juškevičius ir Paulius Jankūnas. Vasiliauskas Sopoto Trefl komandoje Lenkijoje rungtyniavo praėjusiais metais ir Šarūnas Vasiliauskas buvo dar vienas labai skanus prieskonis visiems krepšinio gerbėjams po rungtynių su Latvija ir per jas, žinoma, Šaras atliko net 9 rezultatyvius perdavimus ir kaip labai patikimą krepšininką jį įvardino krepšinio gerbėjai ir džiaugiasi tuo, kaip sužaidė Vasiliauskas tose rungtynėse. Na, o Donatas Motiejūnas be jokios abejonės viena ryškiausių Lietuvos komandos žvaigždžių, nepaisant to, kaip sužais, nes būtent Donatas yra vienas iš 2 Lietuvos komandos žaidėjų rungtyniavusių ir rungtyniaujančių, žinoma, NBA lygoje. Netvykus į komandą kol kas dar Jonui Valančiūnui, Donatas Motiejūnas toks yra vienas iš NBA lygos į Lietuvos rinktinę atvykęs žaidėjas. Mindaugas Kuzminskas, Lavrinovičius ir vėl broliuko perdavimai kol kas adresatų nepasiekė. 3 kartą šiame ketvirtyje Dariušas Lavrinovičius štai taip klysta, ieškodamas komandos draugų. Dabar su Martynu Pociumi padiskutuoja Dariušas Lavrinovičius. Ieško jis komandos draugų, bet susikalbėjimo dar akivaizdžiai plika akimi matyti nėra. Deividas Gailius ir dar kartą Jonas Kazlauskas keičia vaizdą aikštėje, kalbant apie tuos krepšininkus, kurie šiuo metu gina Lietuvos komandos garbę ant parketo. Iš starto 5 narių dabar liko tik tai Martynas Pocius ir Dariušas Lavrinovičius, o čia ir vėl klysta gruzinai. Jų žaidime kol kas žaidiminio broko taip pat netrūksta ir jeigu mes dar galime sakyti, kad daug draugiškų rungtynių liko ir kad turėsime laiko ištaisyti tas klaidas, tai gruzinai ir jų treneris aišku, norėtų matyti kur kas darnesnį krepšinį. Jau dabar nesikė atrankos turnyro į Europos čempionatą gruzinams liko nebedaug. Dariušas Lavrinovičius mėtė, perdavinėjo, ne viskas gavosi, bet dabar pataikyti pavyksta. 5 taškų skirtumų lietuviai išsiveržė į priekį ir minutės pertraukėlės prašo Gruzijos rinktinės treneris. Sirgalių radijas. Radio centras.
ragina jums šoka Kauno Žalgirio šokėjas. Po minutės pertraukėlės Lietuvos komandos penkete nebelieka ir Martyno Pociaus. Jį ką tik pakeitė Renaldas Seibutis. Taigi dabar jau iš starto penketuko liko tik tai Dariušas Lavrinovičius aikštėje. Kartu su Seibučiu ir Lavrinovičiumi dabar ant parketo yra ir Šarūnas Vasiliauskas, ir Deividas Gailius, ir Donatas Motiejūnas. Na, štai čia pirmasis toks akivaizdus Lietuvos komandos bandymas paspausti gruzinus nuo pirmųjų aikštelės centimetrų. Ties vidurio linija dabar taisyklės pažeidžia 20-asis numeris Donatas Motiejūnas. Gruzinai pastaruoju metu įklimpę į Lietuvos komandos gynybos barjerus ir niekaip nesugeba jų pralaužti. Jau kurį laiką svečiai niekaip negali pelnyti taškų, tuo tarpu lietuviai neprastai padirbėję gynyboje privertė kelis kartus klysti. Nepaisant to, kad ir patys mūsiškiai ne vieną kamuolį lygioje vietoje prarado, bet jau turi 5 taškų persvarą. Štai čia puikiai Lietuvos komandos gynyba. Nespėja gruzinai net kamuolio per 24 sekundės išmesti į krepšį. Kita vertus, būkim realistai. Čia nepernelyg gudriai sužaidė ir varžovų 8-asis numeris Georgijus Cincadzė, kuris mušinėjo kamuolį, lyg ir turėjo matyti atakai skirto laikroduką, tačiau išmetė kamuolį į krepšį per vėlai. Na, o Cido arenoje nieko nuostabaus. Plojimai skamba Artūrui Gudaičiui ir yra už ką paploti. Artūras Gudaitis, kaip jau ir minėjau transliacijos pradžioje, pademonstravo puikų krepšinį rungtynėse su Latvija. Čia pražanga prieš Donatą Motiejūną. Sunku suprasti, kodėl čia pažeidė taisyklės Tornikio Šengelėje. Donatas buvo toli nuo krepšio. Pražanga kieta ir pražanga iš karto siunčianti Motiejūną prie baudų metimo linijos, nes gruzinai jau senokai viršijo komandinių pražangų limitą. Na, o Artūras Gudaitis, grįžtant prie jo temos, šiandieną aišku turės dar kartą pademonstruoti kažką panašaus, kad sustiprintų tą įspūdį, kurį jo žaidimas ir jis pats paliko po rungtynių su latviais, nes kaip ir pats Artūras Gudaitis sakė, vieną kartą sužaisti gerai gali visi krepšininkai, ypač tokio lygio, kokie žaidžia Lietuvos rinktinėje. Čia prastų žaidėjų nėra, tačiau norint įrodyti, kad iš tikrųjų esi geras, turi sužaisti gerai ne vieną kartą, o 2, 3, 4 iš eilės. Ir ypač kovojant dėl vietos nacionalinėje komandoje, galutinėje jos sudėtyje. Pražanga puolime, man atrodo, ne, vis dėlto Artūras Gudaitis ten po krepšiu prasižengia. Dudas Anadzė gruzinų rinktinėje sėda ant atsarginių suolelio, vietoje jo aikštelėje Besikas Ležava. 5 minutės praleidęs šiame rungtynių kėlinyje, taškų Besikas Ležava nepelnė, o štai tokia gruzinų klaida. Gruzijos rinktinė ir toliau neblizga puldama mūsiškių krepšį, ir jeigu kalbėjau, kad Lietuvos rinktinė neretai klysta šiandien, tai gruzinai ką tik prarado 8-ąjį kamuolį. Ir Lietuvos rinktinė vėl apsigina be jokių problemų. Šarūnas Vasiliauskas, Deividas Gailius, pro galinę liniją, Seibutis, Vasiliauskas, 10 sekundžių atakai, puikiai Lietuvos rinktinės ataka, greitai suvaikščiojo kamuolys, Šarūnas Vasiliauskas arčiau krepšio, susikūrė pats savo progą metimui ir tą progą pasinaudojęs didina Lietuvos komandos pranašumą jau iki 9 taškų. Prasidėjo paskutinė pirmojo ketvirčio minutė. Šengelėje iš 3 taškų zonos meta netaikliai. Taiklumu gruzinai irgi nepasižymi. 3 taiklus 2 taškiai iš 8 bandymų. Dabar antrasis netaiklus gruzinų 3 taškis. Čia Motiejūnas Gudaičiui. Gudaitis nepataiko, nors proga gera. Tačiau, nepaisant to, kad Lietuvos rinktinė toli gražu neblizga, vaizdas aikštelėje yra geras. Galbūt ne tiek apie aikštelę reikėtų kalbėti, kiek apie
patį rungtynių rezultatą ir ypač apie Lietuvos rinktinės gynybą, kuri kol kas ir yra esminis mūsiškių koziris. Lengvų taškų gruzinai, nepaisant, išskyrus tuos pirmuosius metimus, daugiau ir nepelnė. Cinsadze. Buržanadzės užtvara ir dabar jau 2 baudos metimus. Mes svečiai, dėl to, kad lietuviai, ką tik taisyklės pažeidė 5 kartą šiame kėlinyje, Donatas Motiejūnas. Ir antroji pražanga jam. Donatas daugiausiai kartų taisyklės pažeidęs krepšininkas mūsų rinktinės sudėtyje. Nikolas Metrevelis prie baudų metimo linijos. Atsiprašau, Georgis Cinsadze, be jokios abejonės buvo tai. Ir pataiko antrąjį baudos metimą jis, na, o Lietuvos komandai lieka dar 8 sekundės šiame ketvirtyje ir galimybė užbaigti kėlinį. Pražanga prieš Artūrą Gudaitį ir pastarasis dabar jau stos prie baudų metimo linijos. Puikus Šarūno Vasiliausko perdavimas, vėl reikėtų atkreipti dėmesį į tai. Pats Vasiliauskas irgi po rungtynių su Latvija kalbėjo konkrečiai apie savo ir dabar prie baudų metimo linijos stosinčio Artūro Gudaičio tandemą ir sakė, jog savotiškai stojau į Šarūno Jasikevičiaus vietą, nes būtent garsusis Šaras, kalbu apie Jasikevičių, sudarė tą duetą ir puikų duetą su Gudaičiu Kauno Žalgirio komandoje ir ypač sezono pabaigoje. Duetą, kuris galėjo netgi priminti Jasikevičiaus ir Jono Valančiūno tandemą Lietuvos rinktinėje 2011 metais Europos krepšinio čempionate. Na, o Šarūnui Vasiliauskui rungtynėse su Latvija taip pat neprastai sekėsi ieškoti Artūro Gudaičio ir jau kalbėjau ir apie puikų Gudaičio pasirodymą ir apie 9 Šarūno Vasiliausko perdavimus. Perima kamuolį Donatas Motiejūnas, puikus jo perdavimas čia po krepšiu, nepataiko prieš tai Renaldas Seibutis, tačiau Mindaugas Kuzminskas deda kamuolį į krepšį, didina Lietuvos rinktinės pranašumą iki 12 taškų ir dar kartelį įpučia geros nuotaikos čia Panevėžio Cido arenoje bei visiems jums stebintiems šias rungtynes per Sporto TV. Netrukus pratęsime transliaciją ir grįšime jau į antrąjį ketvirtį. Tuta. Daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar. info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Sirgalių radijas. Radio centras. Vos 9 taškus pelnė Gruzijos rinktinė per pirmąjį rungtynių ketvirtį ir reikėtų kalbėti turbūt netgi ir apie 2 skirtingas tokias ketvirčio pusės, nes būtent per pirmasias 5 minutės gruzinai surinko berods tuos 8 taškus ir vėliau kankinosi visą likusią antrąją pirmojo kėlinio dalį, kankinosi labai tankioje Lietuvos rinktinės gynyboje. Puolimas lietuviams
klijavosi, kaip sakant, jeigu sekasi gynyboje, tada sekasi ir puolimas. Mėgsta, taip sakyti, gynybą provokuojantys krepšinio specialistai ir treneriai, kad būtent geras ir sėkmingas puolimas prasideda nuo geros gynybos priešingoje aikštelės pusėje. Ir lietuviai kol kas šitą taisyklę pateisina. Motiejūnas pelno taškus ten baudos aikštelėje, nepalikęs šansų varžovams, ir mūsų šalies rinktinė įgyja didžiausią pranašumą šiuose rungtynėse. Komandas skiria jau 14 taškų. Jeigu neseniai įsijungėte, primenu, Gruzijos rinktinė šiandieną yra mūsų varžovė. Mes ruošiamės pasaulio krepšinio čempionatui, o gruzinai atrankai į Europos krepšinio čempionatą, kuris vyks kitais metais. Atranka šiemet, čempionatas kitąmet. Motiejūnas arčiau krepšio. Metimas kairė ranka netikslus, bet pratęs šią ataką lietuviai. Šarūnas Vasiliauskas grąžins kamuolį į žaidimą. Kartu su juo Renaldas Seibutis, Deividas Gailius, Donatas Motiejūnas ir Artūras Gudaitis. Seibutis, jo metimas netaiklus. Ima kamuolį Cincadzė, į priekį perduotas kamuolys. Ir dabar jau prie baudų metimo linijos stos 25-asis varžovų numeris Besikas Ležava. O štai čia ir Jono Kazlausko minutės pertraukėlė, norint perrikiuoti mūsiškių žaidimą, sužaidus vos minutę ir 9 sekundės antrajame kėlinyje. Sirgalių radijas. Radio centras. Jūsų plojimai, Kauno Žalgirio šokėjos. Besikas Ležava prie baudų metimo linijos. Gruzijos rinktinė gali sumažinti skirtumą iki 10 taškų. Didžiausia Lietuvos komandos persvara šiandieną buvo 14 taškų. Tačiau dabar gruzinai gali bene pirmą kartą šiandien pasidžiaugti, jog laimi atkarpėlę 3, o dabar ir 4-0. Žiūrint į tai, kas vyko pirmajame rungtynių kėlinyje, tai jau yra jų laimėjimas. Na, žinoma, nereikia nuvertinti ir nurašyti gruzinų, kaip jau ir minėjau, jų sudėtyje ne vienas gerame, stipriame klube rungtyniaujantis krepšininkas. Jau kalbėjau ir apie NBA lygoje žaidžiančius žaidėjus. Na, aišku, daug kas stipriaja šios komandos jėga vadina ir vyriausiai treneriai, tai yra Igorį Kokoškovą, kuris kitą sezoną ir toliau dirbs Clevelando Cavaliers vyriausiojo trenerio asistentu. Na, apie vyriausiai trenerį jūs irgi puikiai žinote. Davidas Blatas kitąmet vadovaus Clevelando Cavaliers žaidimui. Taigi Igoris Kokoškovas vienas tų žmonių, kuris darbuosis ir su LeBronu Jamesu, ir NBA lygoje, ir galima turbūt sakyti stipriausiame pasaulio krepšinyje. Ir būtent su šio krepšinio specialisto pavardė yra siejamas Gruzijos krepšinio atgimimas ir patys svarbiausi pastarojo meto laimėjimai. Gruzijos komanda žaidė ir 2011 ir 2013 Europos krepšinio čempionatuose. Ir nepaisant to, kad į tuos Europos krepšinio čempionatus būtent nuo 2011 buvo priimta daugiau komandų negu anksčiau, reikia pripažinti, kad ir pačios komandos, kalbu konkrečiai apie Gruziją, žaidimas ir šios ekipos žaidimo lygis gerokai pakilęs, lyginant su tuo, kas būdavo anksčiau. Ir vėlgi su gruzinais lietuviai baigė pasiruošimą
prieš vieną iš čempionatų. Galime prisiminti, jog Žalgirio arenoje tada Lietuvos komanda turėjo nemažai darbo ir vargo, nepaisant to, jog Gruzijos rinktinės sudėtyje nebuvo ir Zaza Pačiulijos. Pataiko iš 3 taškų zonos lietuviai. Iki 10 išaugo mūsiškių pranašumas. Motiejūnas iš viršaus kairė ranka. Dar 2 jo taškai. Donatas Motiejūnas 9 jo taškas. Klysta aikštelės viduryje gruzinai ir didina lietuviai pranašumą. Šengelija vėl stengiasi karts nuo karto paspausti gruzinus lietuviai arba imituoti tą spaudimą, kad neužmigtų labai mūsų varžovai. Tačiau net ir be spaudimo gruzinų žaidimas kol kas momentais labai sunkiai paaiškinamas, kad ir dabar Beka Civcivadzė, labai sudėtinga pavardė, BC Armijos komandoje žaidžiantis 25 metų žaidėjas, tiesiog pažeidžia dvigubo varimo taisyklę. Juškevičius. Paulius Jankūnas ir štai tai blokuoja jo metimą Tornikė Šengelija. Ne visai būdingas Pauliui Jankūnui štai toks atakos užbaigimas, štai tokia atakos pabaiga. Ir dažniausiai tokie aštrus Pauliaus Jankūno prasiveržimai baigėsi arba pražangomis varžovams, arba taškais. Deividas Gailius irgi buvo sugalvojęs užbaigti ne tik tai, kad efektyviai, bet ir efektingai šią ataką. Ir vėlgi iš to gal net šiek tiek primityvoko prasiveržimo naudos nedaug. Prieš tai blokas Jankūnui, o dabar bene identiškai grubiai ledus bandęs praveršti Deividas Gailius tiesiog išmeta kamuolį į užribį, kuris atitenka gruzinams. Pražanga puolime. Pražanga puolime ir kamuolys vėl atitenka lietuviams. Beje, šiandieną labai solidžią rungtynių arbitrų brigadą matome dirbančiose rungtynėse. 2 geriausi pagal reitingą, 2 geriausi Lietuvos teisėjai, Tomas Jasevičius ir Jurgis Laurinavičius vadovauja šioms rungtynėms, kartu su jais ir Antanas Ramonauskas. Atsiprašau, Gytis Vilius. Juškevičius. 2 prieš 2 su Lavrinovičiumi. Meta Darišas štai čia, metimas netaiklus, kova dėl kamuolio. Ilgai ore mušinėja jį krepšininkai ir galiausiai su juo Darišas Lavrinovičius. Dar vienas naujas atakai skirtas laikas Lietuvos komandai. Juškevičius. Seibutis. Jo prasiveržimas, Lavrinovičius. Vėl prieš Zazą Pačiuliją. Dažnai Darišas Lavrinovičius agresyviai rungtyniauja ir bando taškus pelnyti pats. Dabar atmestas kamuolys Seibučiui. Seibutis netaikliai, tačiau laiku ir vietoje Deividas Gailius. Ir trečią kartą iš eilės lietuviai galėjo rengti ataką. Tiesa, prieš Deividą Gailių iš karto pažeidžiamos taisyklės ir pažeidžiamos metimo metu. Taigi Liublianos Union Olimpija sėkmingai šioje komandoje rungtyniavęs Deividas Gailius stoja prie baudų metimo linijos. Dar prieš porą sezonų Deividą Gailių žinojame kaip Lietuvos krepšinio lygoje žibantį žaidėją. Klaipėdos Neptūno gretose nelabai kam pavykdavo sustabdyti Deivido Gailiaus. Vėliau jį pastebėjo ir galingieji klubai tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, bet Deividas Gailius neatsidūrė nei Žalgiryje, nei Vilniaus Lietuvos Ryte, o persikėlė į Liublianos Union Olimpiją. Daug kas diskutavo, kodėl Gailiaus nematėme praėjusį sezoną, pavyzdžiui, po sėkmingų metų Neptūne, nei Žalgiryje, nei Lietuvos Ryto komandoje. Na, ar kaip pats Gailius aiškina, kad tokio didelio susidomėjimo, kaip daug kas galvoja iš didžiųjų Lietuvos klubų, pats Gailius net ir nesulaukė. Na, dabar, aišku, tas susidomėjimas jau kur kas didesnis, bet ir pats krepšininkas turi to dėmesio ne tik tai iš Lietuvos stipriųjų klubų, bet ir, aišku, iš pačių stipriausių
Europos komandų arba stipresniųjų Europos komandų. Paulius Jankūnas nepataikė štai čia, 10 taškų skiria komandas, įpusėja antrasis kėlinys. Šengelėje iš toli. Dariušas Lavrinovičius ima kamuolį, nors aukštai iššoko ir konkurencijos ten Dariušui Lavrinovičius sudarė varžovų krepšininkas. Juškevičius tvirta Lavrinovičius užtvara ir iš 3 taškų zonos taikliai atakuoja Adas Juškevičius. Cincadze. Zaza Pačiulyje. Pražanga Dariušui Lavrinovičiui dabar. Šoks nervingas šiandieną Dariušas Lavrinovičius. Prieš tai nepavyko jam 3 kartus pirmajame kėlinyje perduoti kamuolio komandos draugams ir tie 3 Dariušo perdavimai skriedavo į užribius. Dabar nepavyksta sustabdyti Zaza Pačiulijos, kuris stos prie baudų metimo linijos. Na, ko gero ir be tos Dariušo Lavrinovičius pražangos nelabai ten būtų suradęs variantų Zaza. Bet pražanga yra. 2 baudos metimai bus, bet po minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Kągi, mielieji, tai Jonavos, kai norisi mėsos, sveikinu nugalėtojus. O tiems, kuriems dabar nelabai pasisekė, jūs turite šansą sugauti geltonus kamuoliukus. Jų turime dabar net 4. Tad pasiruoškit gaudyti juos ir jeigu jums pavyks, jeigu pagausite geltoną kamuoliuką, dalyvausite žaidime per ilgąją pertrauką. Matom žaidimas, matom sulčių estafetės rungtis. Primenu, kad šiandien šiose rungtynėse Lietuvos komandoje be sportinių marškinėlių Simas Jasaitis, Jonas Mačiulis, taip pat Žygimantas Janavičius. Žinoma, nėra ir Jono Valančiūno, kuris dar neprisijungė prie Lietuvos komandos sudėties. Rungtynėms neregistruotas ir Kšištofas Lavrinovičius. Na, o iš tų žaidėjų, kurie šiandieną yra su sportinė apranga, kurie pasiruošę žaisti, taip pat yra žmonių, kurių dar vis nematėme pakylančių nuo suolo, tai Antanas Kavaliauskas ir Mantas Kalnietis. Nors aišku, turbūt būtų sunku tikėtis, kad ties Manto Kalniečio pavardę Jonui Kazlauskui ar kam nors iš jūsų bei krepšinio kitų gerbėjų kiltų abejonių. Važiuos jis į Ispaniją ar nelabai, nors aišku oficialiai Mantas Kalnietis, kaip ir visi likę 16 Lietuvos rinktinės kandidatų, yra tik tai kandidatas, tačiau realybė turbūt yra kitokia ir reikėtų drąsiai pasakyti, kad na, be Manto Kalniečio šiuo metu sunku ir įsivaizduoti kitą žmogų pagrindinio rinktinės įžaidėjo pozicijoje. Šarūno Jasikevičiaus era panašu, kad jau baigėsi. Praėjusį sezoną Šaras dar rungtyniavo Kauno Žalgirio komandoje, o dabar jau vis dažniau ir garsiau kalbama apie tai, kad kabins sportbačius po šio sezono ant vinies Šarūnas Jasikevičius ir kad pradės trenerio karjerą. Na, apie Šarą, aišku, mes dar išgirsime, tuo abejoti nereikia. Ir kad jis bus geras treneris, turbūt neabejoja niekas. Pačiulyje klysta jis dabar, Renaldas Seibutis perima kamuolį, Mindaugas Kuzminskas prieš tai pelnės taškų su juo, Jankūnas, Juškevičius pataikė tritaškį metą dar kartą ir dar kartą pataiko. Bremen Harvino komandos gynėjas praėjusį sezoną ir Vilnius Lietuvos Ryto atakuojantysis žaidėjas kitą sezoną didina Lietuvos komandos pranašumą jau iki 16 taškų. Ir tai yra dar vienas persvaros rekordas, kurį ką tik įgijo lietuviai. Pačiulyje sunkiai sekasi sugraibyti kamuolį Milwaukee Bucks komandos aukštaūgiui. Bet pražanga buvo ne prieš Zazą Pačiulyje, o Adas Juškevičius ten pažeidė taisyklės.
Ir štai čia žmogus, apie kurį kalbėjau neseniai. Antanas Kavaliauskas kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo ir keičia Dariušą Lavrinovičių. Antanas Kavaliauskas 2,8 m ūgio vidurio puolėjas ir jo grumtynės po krepšiu. Štai taip prasideda. Pražanga prieš Zazą Pačiuliją. Ir pastarasis, nepaisant tos pražangos, pelnydamas taškus, dar gali ir baudos metimų padidinti persvarą iki pelnyti 3 taškus vienos atakos metu ir sumažinti pranašumą iki 13 taškų. Dabar jau gruzinai bando paspausti lietuvius. Tiesa, mūsiškiams kur kas lengviau sekasi susitvarkyti su tuo spaudimu, kad ir ne visai tikėtų, kad ir galbūt bandant užklupti mus nepasiruošusius, tačiau tokiam spaudimam lietuviai akivaizdu yra pasiruošę. 2 sekundės atakai, spės išmesti kamuolį Kavaliauskas ir pelno taškus. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė lietuviai. Renaldas Seibutis atliko savalaikį perdavimą, o Antanas Kavaliauskas laiku išmetė jį į krepšį. Ir aišku, užuojauta gruzinams, kurie 23, gal net ir 23,5 sekundės puikiai darbavosi šios lietuvių atakos metu, tačiau vis dėlto nuo pačios paskutinės stadijos apsiginti ir su ją susitvarkyti svečiams nepavyksta. Iš karto 2 keitimai Gruzijos komandoje. 15 numeris Bruno Buržanadzė ir 25 Ležava grįžta į aikštelę. Čia Panevėžyje 2 minutės ir 15 sekundžių iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Lietuva Gruzija 39-26. Juškevičius, Kuzminskas, Seibutis iš 3 taškų zonos ir dar vienas taiklus Lietuvos komandos tritaškis metimas. Gana įvairus Lietuvos rinktinės žaidimas šiose rungtynėse ir kol kas sužaidus juose 18 minučių didesnių priekabių nerastume. Na, galima aišku kalbėti apie tų klaidų gausą, bet klaidos Lietuvos komandos žaidime buvo ryškios tik tai pirmajame ketvirtyje ir netiek jų ir daug. Dabar jau susumavus abiejų kėlinių rezultatus, 6 kartus kamuolius prarado lietuviai, varžovai savo ruožtų suklydo jau 14 kartų. Na ir tikslumas, taiklumas, atakuojant iš 3 taškų zonos. Kol kas puikus, 6 taiklus tritaškai iš 8, ties 2 taškai šiek tiek prasčiau, 8 iš 24. Dabar klysta lietuviai, po ilgesnės pertraukos praranda kamuolį. Taip pat 8 taiklus baudos metimai iš 10. Laimiai nepataiko dabar iš tolėliau Georgijus Cincadzė, bet vis dėlto antrojų šansų naudojasi Buržanadzė. Seibutis. Jankūnas. Staigus jo pasukis į dešinę ir išmaudo varžovų gynybą. Paulius Jankūnas, Lietuvos rinktinės sunkusis krašto puolėjas, prasidėjus paskutiniai antrojo kėlinio minutei, vėl išaugina pranašumą iki 16 taškų. Cincadzė, Buržanadzė ir taiklus jo metimas. Atsiprašau, tai ne Buržanadzė, o Pacacija. Pataikantis tik tai antrąjį Gruzijos rinktinės tritaškį šiose rungtynėse. Ir dabar jau klysta gruzinai. Na, jeigu patikslinant šią situaciją, tai tiesiog suklupo ten Ležava ir Mindaugas Kuzminskas atsidūrė vienas po krepšiu. Nieko jau nebegalėjo padaryti nei Ležava, nei likę Gruzijos rinktinės krepšininkai. Tiesiog palydėti Mindaugo Kuzminsko metimą ir aišku taiklų metimą iš po krepšio žvilgsniu. Pačiulė, pražanga puolime. Ne, netgi sužingsniuoja. Štai čia Zaza Pačiulė ir aplodismentai Antanui Kavaliauskui, kuris sąmoningai atsitraukė ir Zaza Pačiulėje bandęs nustumti mūsų vidurio puolėją.
tiesiog neišsilaiko pats. Paskutinė sekundė šiame ketvirtyje. Juškevičius meta iš toliau nei vidurio aikštė. Metimas netaiklus, tačiau ne tai blogai ir ne tai blogiausia. Viskas gerai. 46-31 po pirmųjų 2 ketvirčių Panevėžyje. Grįžtame į Cido areną, kur lieka maždaug pusantros minutės iki antrosios rungtynių dalies pradžios. Cido arenoje Panevėžyje šiandieną Lietuvos ir Gruzijos rinktinės žaidžia pasiruošimo rungtynes. Norėjau sakyti pasiruošimo pasaulio krepšinio čempionatui, bet tai nebūtų visiškai tikslu, nes lietuviai ruošiasi jam, o Gruzijos rinktinė artėja prie pabaigos ruošiantis atrankos į kitų metų Europos krepšinio čempionatą turnyrui. Visokiu atveju abi komandos šlifuoja savosius puolimo ir gynybos mechanizmus. Lietuviai šiandieną žaidžia tik tai antrasias draugiškas rungtynes. Priminsiu dar kartą, Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo pasiruošimo ciklą įveikdami Šiauliuose Latvijos rinktinę 19 taškų skirtumų. Ir šiandieną čia kol kas taip pat po 2 ketvirčių turi užtikrintą pranašumą. 15 taškų skiria komandas, 46-31. Ir nenuostabu, kad statistikos rodikliai taip pat byloja apie kur kas sėkmingesnį būtent lietuvių žaidimą. Gruzinai šiandieną labai daug klysta ir kartais tas klaidas netgi sunkiai paaiškinamos. Jeigu pačioje rungtynių pradžioje atrodė, kad lietuviai įsivėlė į klaidų šou, tai gana greitai susitvarkė su savosiamis problemomis mūsiškiai ir per pirmosius 2 kėlinius prarado tik tai 7 kamuolius. Tik tai turiu galvoje, sakydamas tai, jog vien per pirmąjį kėlinį lietuviai prarado 6 iš tų 7. Antrajame ketvirtyje vaizdas buvo kur kas geresnis. Na, o mūsų varžovai šiandien net 15 kartų suklydo ir visą tai per 20 krepšinio minučių. Lietuvos komandoje šiandien aikštelėje dar nematėme Manto Kalniečio. Visi kiti rungtynėms registruoti žaidėjai jau nors akimirką pabuvojo aikštelėje. Daugiausiai taškų Lietuvos komandai pelnė Mindaugas Kuzminskas 11, 9 pridėjo Donatas Motiejūnas, 8 Ado Juškevičiaus sąskaitoje, po 3 pelnė Martynas Pocius, Dariušas Lavrinovičius, Renaldas Seibutis, po 2 taškus Antanas Kavaliauskas, Šarūnas Vasiliauskas, Artūras Gudaitis ir Paulius Jankūnas. 1 pridėjo Deividas Gailius. Varžovų gretose išsiskyrė, nenuostabu, Zaza Pačiulija ir Tornikė Šengelija. 2 komandos lyderiai, 2 rezultatyviausi Gruzijos rinktinės krepšininkai šiame pasiruošimo cikle ir jie būtent per tuos pirmosius 2 kėlinius surinko daugiausiai taškų, tai yra po 9. Taip pat 8 taškus pridėjo Pacacija. Na ir štai čia prasidėjo tas trečiasis ketvirtis, antroji rungtynių dalis ir gražus perdavimas po krepšiu Džordžiui Cincadzei, kuris atidaro svečių taškų sąskaitą trečiajame ketvirtyje. Lietuvos komandos penketukas Donatas Motiejūnas, kuris dabar su kamuoliu, Šarūnas Vasiliauskas, Martynas Pocius, Deividas Gailius metantis iš 3 taškų zonos ir Antanas Kavaliauskas. Varžovų komandos penketukas Zaza Pačiulija, Georgis Cincadzė, taip pat Tornikė Šengelija, Ležava ir Pacacija. Šengelija, Pacacija ir nuo Antano Kavaliausko kojos kamuolys palieka aikštelės ribas. Tai reiškia, kad ne 6, o 14 sekundžių lieka gruzinų atakai. Taikliai lietuviai šiandieną meta 3 taškius, 6 taiklus iš 9, 2 taškai 10 iš 25. Gruzinų pataikymas prastesnis ir gerokai prastesnis. 2 taiklus 3 taškai iš 5, 8 taiklus 2 taškai iš 13. Baudų metimai tiesa šiek tiek geriau skrieja į lietuvių krepšinį į gruzinų. 11 taiklių baudos metimų iš 12 pataikė svečiai. Štai čia dar 2 taškus. Dabar jau 4 iš eilės pelno Georgis Cincadzė, mažindamas atsilikimą iki 11 taškų. 5 Cincadzės taškas. Kavaliauskas ir pražanga Zaza Pačiulijai. 7 kartus šiandieną suklydo vien Zaza Pačiulija. Dažnai matome jį su kamuoliu ir nepaisant to, jog pelnė 9 taškus ir atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, tačiau klaidų atliko daug. Praktiškai pusė komandos klaidų yra Zaza Pačiulijos sąskaitoje. Dažnai jis bando
pralaužti Lietuvos komandos gynybinius barjerus ir kartais ne visai protingai tai daro NBA lygoje. 10 metų rungtyniaujantis Pačiulyje. Dabar Lietuvos komandos gynyba vėl priverčia įklimti gruzinus. Gruzijos komandos gynyba priverčia įklimti lietuvius ir paskutinė atakai skirto laiko sekundę dar bandė Šarūnas Vasiliauskas iš savo aikštelės pusės paleisti taiklų metimą, tačiau iki taiklaus ten toli šaukė ir ko gero reikėtų netgi pasižiūrėti, ar spėjo apskritai išmesti kamuolį Šarūnas Vasiliauskas, net ir netai svarbiausia lietuviams. Kol kas pelnyti taškų antroje rungtynių dalyje nepavyksta. Pražanga Motiejūnui, trečioji asmeninė. Houstono Rockets sunkusis kraštas nesutinka su rungtynių arbitrų sprendimu. Taigi Lietuvos rinktinė po šių rungtynių Liepos 30-ąją, tai yra jau šį trečiadienį, sužais dar kartą su Gruzijos rinktinė. Tiesa, tos rungtynės jau vyks Vilniaus Siemens arenoje. Šiandieną transliaciją stebime iš Panevėžio Cido arenos. Dar vėliau, rugpjūčio 4-ąją, lietuviai sužais su Suomijos rinktinė Helsinkyje. Čia netaiklus tritaškis metimas. Tada grįž į Lietuvą, kur Klaipėdoje sužais net 3 rungtynes Švyturio arenos turnyre ir rugpjūčio 8-ąją žais su Ukraina, rugpjūčio 9-ąją su Suomija dar kartą, o rugpjūčio 11-ąją su Australija. Ir pasiruošimo ciklą Lietuvoje mūsų šalies rinktinė baigs Žalgirio arenoje, kur rugpjūčio 16, 17 ir 18 dienomis sužais 3 rungtynes su graikais, Naujosios Zelandijos ir Slovenijos krepšininkais. Ir vėl nepavyksta lietuviams pelnyti taškų ir vėl ištiksi 24 atakai skirto laiko sekundės. Gruzinai laimi šitą kėlinį kol kas 6-0 ir jau sumažino skirtumą iki 9 taškų. Dabar laimiai nepataiko iš 3 taškų zonos svečiai. Ko gero, Jonas Kazlauskas jau būtų prašęs minutės pertraukėlės taiklaus metimo atveju. Na, o dar iki Europos krepšinio čempionato lietuviai sužais draugiškų rungtynių Slovenijoje ir pasirengimą užbaigs rungtynėmis rugpjūčio 26-ąją su Kroatijos rinktinė. Slovenijoje, Liublianoje vyksiančiame turnyre lietuviai rungtyniaus su Brazilijos, Irano ir aikštelės šeimininkų slovėnų krepšininkais. Ir tai jau bus vienas paskutiniųjų mūsiškių rungtynių prieš išvyką į Gran Canariją. Trys minutės sužaistos trečiajame ketvirtyje ir kol kas Lietuvos rinktinė jame taškų dar pelnyti nesugebėjo. Na, prie Gruzijos rinktinės vis dar turėtų prisijungti šiek tiek pajėgų. Prie Olympiakos komandoje praėjusį sezoną praleidęs Georgis Šermadinis vis dar nėra prisijungęs prie šios komandos. Taip pat ir Viktoras Sanikidze dar negali rungtyniauti, tačiau šie krepšininkai turėtų papildyti komandą ir, aišku, tik pakelti Gruzijos rinktinės pajėgumą ir lygį. Pocius, Vasiliauskas, Gailius, jo metimas ir dar kartą netaiklus. Toliau lietuviai nepralaužė gruzinų gynybos ir svečiai sugrąžinę distanciją iki vienženklės ribos dabar gali dar kartą pritirpdyti lietuvių persvarą iki 7, o gal net ir iki 6 taškų. 6 sekundės svečių atakai. Pačiulyje išmuša kamuolį jam iš rankų Kavaliauskas. Vasiliauskas pamato į priekį pabėgusį Pocių. Pocius stabdomas labai jau grubę pražangą. Laimiai, kad kyla Martynas Pocius be skausmo išraiškos veide nuo parketo, o
tas tvirtai Pocių stabdęs vyras yra Tornikė Šengelija. Tai antroji pražanga jam. Ir Gruzijos rinktinė prašo minutės pertraukėlės, po jos Pocius turėtų mesti 2 baudos metimus. Sirgalių radijas. Radio centras. Gana ilgas Lietuvos komandos pasiruošimo ciklas, žiūrint į visą tvarkaraštį. Liepos 7 dieną į pirmąją treniruočių stovyklą Palangoje susirinko Lietuvos krepšininkai. Priminsiu, kad yra atvykę visi išskyrus Joną Valančiūną, kurio vis dar laukiama prisijungiant prie nacionalinės komandos. Ir praktiškai 2 mėnesių pasiruošimas tęsiasi. Liepos 7 pradėjo rengtis pirmenybėms Ispanijoje lietuviai ir rugpjūčio 28 jau baigs ruoštis ir išvyks į Gran Canariją jau žaisti pirmųjų rungtynių pasaulio krepšinio čempionate. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 30 dieną, na, o čempionatas baigsis rugsėjo 14. Taigi ilga geriausių Lietuvos krepšininkų vasara. Aišku, gaila, kad prie šio sąrašo mes negalime pridėti Lino Kleizos pavardės. Nėra ir Martino Gecevičiaus. Na, bet aišku, net ir be jų Lietuvos komandoje yra kam žaisti ir turbūt niekada taip nebuvo, kad Lietuvos rinktinė priklausytų tik tai nuo vieno žaidėjo ir jos sėkmė, komandos žaidimo braižas ir kokybė būtų tempiama vieno žmogaus. Taip nėra ir taip nebus. Aišku, Lino Kleizos netektis yra ryški, jo nebuvimas nėra maloni žinia, tačiau turime daug puikių krepšininkų, kuriais privalome pasitikėti ir aišku, tie žmonės, kurie yra čia atvykę, kurie pasiruošę atstovauti mūsų šalį čempionate, gali ir manau, kad yra pakankamai pajėgus kartu kompensuoti bet kokias netektis. Pocius, Kavaliauskas, Pocius iš toli, reikia pataikyti Martynui Pociui, gruzinai artėja po truputėlį ir prieš tai pataikė tritaškį, sumažino mūsiškių persvarą iki 8 taškų svečiai. Dabar gali ją ir dar labiau pritirpdyti žingsniai. Štai čia prisitrepsėjo 8 varžovų numeris ir minutės pertraukėlė štai čia. Sirgalių radijas. Radio centras. Muzikai nutilus, bėgsite bet kurio kamuolio link, įmesite krepšį ir grįžite aikštelės apskritimą. Pirmasis tą padaręs laimės DNB banko pagrindinį prizą. Kągi, važiuojam! Štai taip, klubų karaliai. Jėga. Ir bėgam. Aš asmeniškai už vyruką rožiniu bliuzonu ir jis grįžta į aikštelės apskritimą. Ponios ir ponai, mes turim nugalėtoją. Jūsų ovacijos. Šio žaidimo laimėtojas prizus įsteigė 12 metų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę remiantis DNB bankas.
Adas Juškevičius grįžta vadovauti Lietuvos komandos puolimui pakeitęs Šarūną Vasiliauską. Mindaugas Kuzminskas taip pat vėl ant parketo. Kartu su jais Kavaliauskas, Motiejūnas ir Martynas Pocius, kuris dabar su kamuoliu. Čia Juškevičius. 7 sekundės lieka Lietuvos komandos atakai. Pociaus drąsus prasiveržimas, taškų nėra ir Lietuvos komanda toliau turi problemų. Tik tai 2 taškus lietuviai pelnė per šį kėlinį. Tik tai 2 taškus. Kėlinį jau įpusėjus ir gruzinai nuo 15 sumažino atsilikimą iki 8. Dabar dar turi ir kamuolį savo rankose. Ne veltui juos tiek aš, tiek ir žiniasklaida prieš šias rungtynes pristatinėjo kaip pirmiausiai labai kovingus ir niekada nepasiduodančius. Ir vos tik tai Lietuvos komanda šiek tiek sustojo po didžiosios pertraukos, gruzinai tuo kaip mat pasinaudojo. Ir aišku, nereikėtų kalbėti tik tai apie Lietuvos komandos problemas. Pirmiausiai tai yra ir gruzinų nuopelnas. Labai kieta ir aktyvi gynyba, tokia gynyba, kokią prieš tai demonstravo lietuviai. Ir dabar lietuvių ginklą, galima sakyti, perėmė gruzinai. Gerokai mūsiškius surakino, neleidžiant pelnyti jiems taškų. Tačiau Adas Juškevičius gaila, kad mindamas tritaškio liniją, bet vis dėlto padidina persvarą iki 10 kaip tik dabar. Kokį metimą. Kokį metimą, štai čia pataiko Dudas Anadzė. 3 taškai ir 7 lieka iš mūsiškių pranašumo. O Adas Juškevičius gauna štai tokį baudos kvituką. Ir varžovų greitas atsakymas. Nelaukia, kol įsidėlios gynyboje mūsiškiai ir greitai atakuoja gruzinai, tačiau nepavyksta pataikyti Dudas Anadzė. Prieš tai iš sudėtingesnės situacijos pelnė taškus jis. Pocius. Juškevičius. Klimsta lietuviai ir vėl ilgai žaidžia puolime ir nespėja išmesti kamuolio į krepšį. Sulėtėjo ir mūsiškių žaidimas ir kamuolys netaip greitai perdavinėjimas viens kitam. Visiškai skirtingą vaizdą matėme trečiajame rungtynių kėlinyje. Ir tai yra dar vienas, kad ir ne pats maloniausias, bet dar vienas turbūt net ir neišvengiamas draugiškų rungtynių prieskonis. Nestabilus žaidimas, pakilimai ir nuosmukiai ir netgi labai ryškus pokyčiai, net ir į ne tą pačią maloniausią pusę. Nieko nepadarysi. Pergalės norisi, bet net ir ne ji yra svarbiausias dalykas, o žaidimo kokybė ir žaidimo tobulinimas. 50-43 Adas Juškevičius ir pražanga prieš jį. 2 minutės ir 52 sekundės lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Dudas Anadzė, pražanga jam. Paulius Jankūnas grįžta į aikštelę vietoje Donato Motiejūno. Jankūno sąskaitoje šiandieną 2 taškai, 2 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Pakeistasis Motiejūnas pelnė 9 taškus ir atkovojo 4 kamuolius. Seibutis, laisvas, 3 taškai. Cincadzė. Klysta gruzinai. Gudaitis prašo kamuolio, Mindaugas Kuzminskas pasirenka kitą planą. Jankūno užtvara štai čia. Puikus Seibučio perdavimas Jankūnui ir pražanga stabdanti Paulių Jankūną. Ketvirtoji komandinė pražanga gruzinams. Ir Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos. Vienas Kauno Žalgirio komandos ramsčių praėjusiame sezone. Su pertraukomis Paulius Jankūnas Žalgirio komandoje žais, jeigu neklystu, 10 sezoną. Daugiau už Paulių Jankūną sunku ir būtų surasti Žalgiryje ilgiau praleidusi krepšininką. Žinoma, neskaičiuojant senosios gvardijos ir legendinio Žalgirio laikų žaidėjų.
Toks lietuviškasis Fragiskos Alivertis, jeigu kalbėsime apie ištikimybę vienam klubui. Na, Fragiskos Alivertis per savo karjerą nepakeitė nei vienos komandos ir visą karjerą praleido Panathinaikos ekipoje. Jankūnas savo ruožtu irgi per visą karjerą Žalgirio komandoje nerungtyniavo tik tai vienintelį sezoną, kada buvo Maskvos Srities Chimki narys. Turint galvoje, kokio lygio tai yra krepšininkas ir kad tikrai ne viena komanda Jankūno norėtų savo sudėtyje, Žalgiriui tikras laimėjimas tokį žaidėją išlaikyti šitiek daug metų. Jankūnas, Gudaitis, Juškevičius. Gudaitis po krepšiu, sudėtingoje situacijoje atsidūrė Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas ir jam tą situaciją pasinaudoti ir pelnyti taškus, aišku, buvo labai sudėtinga, o mesti reikėjo. Atakai skirtas laikas jau artėjo prie pabaigos. Tiek Artūras Gudaitis, tiek Antanas Kavaliauskas turi galimybę ir jie, aišku, bando naudotis. Kol rinktinėje nėra Jono Valančiūno, aišku, abu šie du aukštaūgiai turės daug šansų ir daug progų pasirodyti treneriams. Vidurio puolėjo pozicijoje rungtyniauja, aišku, ir Dariušas Lavrinovičius, tačiau tiek daug centrų į pasaulio čempionatą nevažiuos. Ir nėra paslapties, kad 17 žaidėjų į Gran Canariją Jonas Kazlauskas nesiveš. Iš jų 5 komandą teks palikti ir laukia nelengva užduotis Jonui Kazlauskui, nes visi tie 17, kurie yra šiame sąraše, labai nori ir, aišku, visi jie aukoja savo vasarą, atiduoda ją už mūsų šalį tam, kad gintų jos garbę ir oficialiuose rungtynėse Ispanijoje. Šarūnas Vasiliauskas ką tik sugrįžo į aikštelę. Šansas, aišku, ir jam nemenkas šansas, reikia pripažinti. Įžaidėjų turime 4 tokių tikrų įžaidėjų. Mantas Kalnietis, Adas Juškevičius, Šarūnas Vasiliauskas ir Žygimantas Janavičius šioje komandoje. Ojoj, koks netaiklus Pauliaus Jankūno metimas iš 3 taškų zonos. Jokia čia tragedija ir, aišku, jokių išvadų daryti nereikia. Paulius Jankūnas nekartą yra įrodęs ir mes puikiai žinome, kad puikiai moka mesti iš 3 taškų zonos šis užtektinai universalus krepšininkas. Nepavyko, tai nepavyko išmesti kamuolio, kitą kartą pavyks. O Artūras Gudaitis ten padirbėjo ir jo darbo vaisiai štai čia, 2 baudos metimai. Ir paskutinės šio ketvirčio sekundės. 56-43. Gruzijos rinktinė laimi šį ketvirtį 2 taškų skirtumų, nors vienu metu atrodė, kad situacija gali būti prastesnė. Buvo pavykę priartėti per 7 taškus svečiams, na, o lietuviams priklauso beveik visas likęs laikas šiame kėlinyje ir gali net nepalikti jo mūsų tautiečiai svečiams, jeigu išlaikys kamuolį iki 3 kėlinio pabaigos. Tuo pačiu yra galimybė ir išlyginti, o gal net persverti ir 3 ketvirčio rezultatą savo naudai. Gudaitis, pražanga prieš jį ir 2 baudos metimai. Jeigu abu bus taiklus, Lietuvos komanda atstatys tą prieš 3 ketvirtį turėtą 15 taškų pranašumą. Prieš tai Artūras Gudaitis pataikė 1 baudos metimą iš 2. Dabar gali pasitaisyti ir realizuoti abu. Prieš porą sezonų Artūras Gudaitis buvo pripažintas nacionalinės krepšinio lygos talentingiausių ir geriausių jaunuojų krepšininkų. Tokiu jį išrinko antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos treneriai. Kauno Žalgirio komandoje jis rungtyniavo ne nuo sezono pradžios, dėl to, kad buvo patyręs traumą, vėliau buvo operuotas ir ilgai reabilitavosi, na, o kada prisijungė, po truputį pradėjo demonstruoti, ko yra vertas. Ir sužaidė sezono galą neblogai. Lietuva perima kamuolį, Seibutis nespėja čia užbaigti šios atakos sėkmingai. Gruzinai ten suklydo ir galbūt net patys lietuviai nelabai tikėjosi, kad taip viskas čia susiklostys. Kuzminskas pamušė kamuolį, o likę žaidėjai
jau buvo kitoje aikštelės pusėje, tačiau nieko baisaus. 15 taškų skiria komandas ir liko dar 10 minučių krepšinio šiandieną čia Cido arenoje, jeigu neprireiks pratęsimo. Sirgalių radijas. Radio centras. Tuta. Daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Sirgalių radijas. Radio centras. Renaldas Seibutis, Šarūnas Vasiliauskas, Paulius Jankūnas, Artūras Gudaitis ir Mindaugas Kuzminskas tęsia rungtynės Lietuvos komandos penkete. Ir štai čia Mindaugo Kuzminsko taškai pratęsia gerų darbų ciklą Mindaugas Kuzminskas, baigiantis trečiajam kėliniui, būtent jis perėmė kamuolį iš gruzinų, šiems bandant gražinti jį iš užribio, tokioje lygioje vietoje suklydo gruzinai. Pasinaudojo netikėtumo faktoriumi Kuzminskas, gaila, kad tik tai taškų nepavyko pelnyti per tas 5 sekundės mūsiškiams. Dabar dar kamuolį perima Mindaugas Kuzminskas, atlieka perdavimą štai čia ir Renaldo Seibučio taškai. Bravo Kuzminskui, su kuriuo, aišku, šios taškus turėtų pasidalinti Renaldas Seibutis, didinantis Lietuvos rinktinės pranašumą jau ir iki 19 taškų. Dar vienas persvaros rekordas ir vėl vagia kamuolį dabar jau Artūras Gudaitis su Mindaugu Kuzminsku. Ir kamuolys turėtų likti Lietuvos komandai. Mūsiškių ataka po gruzinų minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras.
Mindaugas Kuzminskas grąžina kamuolį į žaidimą. Na, pastarąjį Lietuvos komandos laikotarpį galėtume įvardinti kaip Mindaugo Kuzminsko gerų darbų seriją. Perėmė jis kamuolį baigintis trečiajam kėliniui, vėliau pelnė taškus, dar vėliau perėmė kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą. Dabar Renaldas Seibutis pelno savo 4. tašką iš eilės, iš viso Seibučio sąskaitoje 8 šiuose rungtynėse ir Lietuvos komanda įgyja 21 taško pranašumą. Lietuviai akivaizdu šias rungtynės laimės ir Gruzijos rinktinė iš Lietuvos, bent jau iš tų pirmųjų rungtynių su lietuviais, Panevėžyje pergalės neišsiveš. Tiesa, turės galimybę reabilituotis gruzinai jau šį trečiadienį, dėl to, kad Vilniaus Siemens arenoje Lietuva ir Gruzija susitiks dar kartą. Dar viena pražanga, dabar jau Nikolas Metrevelis, ne, Zaza Pačiulyje. 4. pražanga Zazai Pačiulyjei. Zaza Pačiulyje, 9 taškai, 9 klaidos. Tokia jo statistika. Arti dvigubo dublio Zaza Pačiulyje. Trūksta dar 1 klaidos ir 1 taško. Pačiulyje. Metrevelis. Savalaikis. Čia buvo Zaza Pačiulijos perdavimas Nikolasui Metreveliui, kuris liko prieš žemesnį ir fiziškai silpnesnį 25 numerį Šarūną Vasiliauską, kuris iš karto yra ir keičiamas. 4. kartą prasižengė Vasiliauskas, Adas Juškevičius aikštelėje vietoje jo. Taigi Jonas Kazlauskas Šarūną Vasiliauską akivaizdu, kad šiandieną į aikštelę dar išleis. Jeigu dabar sugalvojo pasaugoti nuo 5. pražangos savo įžaidėją. Kalbant apie įžaidėjų, šiandien be rungtynėms nepasiruošusio susižeidusio Žygimanto Janavičiaus aikštelėje taip pat nematėme ir Manto Kalniečio, kuris nors ir yra registruotas, nors ir vilki sportinę aprangą ir galėtų pasirodyti ant parketo. Panašu, kad šiandieną tiesiog nėra įtrauktas į Jono Kazlausko planus ir sumanymus. Ir Manto Kalniečio Panevėžyje nematėme. Žaidžiančio, žinoma, žaidžiančio rungtynėms jis pasiruošęs, jis apšelinėjo. Tačiau ties šiuo krepšininku Jonui Kazlauskui bent jau šią akimirką klausimų nekyla. Kol kas pasireikšti gali Adas Juškevičius ir Šarūnas Vasiliauskas. Gudaitis. Sudėtingas jo metimas. Artūras Gudaitis šiandieną netoks pastebimas ir ryškus kaip rungtynėse Šiauliuose. Visi 3 jo dvitaškiai skriejo pro šalį. Tiesa, 5 baudos metimus iš 6 pataikė Gudaitis. Taip pat išprovokavo 5 pražangas ir atkovojo 2 kamuolius. Bet žinoma, tai yra Artūras Gudaitis po tokio puikaus pasirodymo Šiauliuose šiandien gal kiek ir perdegė, nes ne vienas iš mūsų dabar jau kaip per padidinamą į stiklą žiūrime į Artūrą Gudaitį ir laukiame, na, gal dar iššaus, gal dar kažką ypatingo nuveiks ir padarys. O jaunam krepšininkui, jo labiau dar niekam neįrodžiusiam ir nieko pernelyg krepšinio pasaulyje nenuveikusiam, papildomas spaudimas gali išeiti ir ne į naudą. Nors, kaip sakė Jonas Kazlauskas, Artūras Gudaitis nepaliaujamai dirba treniruotėse ir labai džiaugiasi Artūro Gudaičio pastangomis treniruotėse vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris, pabrėždamas šio žaidėjo pavardę kaip ypač darbštaus, stropaus ir atidžiai bei nuosekliai dirbančio. Netaiklus Ležavos metimas iš 3 taškų zonos. Adas Juškevičius. Gudaičio užtvara 2 prieš 2. Tiesa, nesiveržia arčiau krepšio Gudaitis, meta iš toli Seibutis ir štai taip viskas sprendžia lietuviai puolime. 8. mūsiškių tritaškis, 8 iš 13 bandymų šiandien. Pats Seibutis pataiko jau 3 savo tritaškį. Seibutis
pelnė 13 taškų ir 3 tritaškai iš 3. Štai toks jo taiklumas. Tiesa, su dvitaškiais šiek tiek prasčiau. Beje, Seibutis daugiausiai šiandien dvitaškių metė iš visų Lietuvos rinktinės žaidėjų. 7 bandymai pasižymėti iš 2 taškų zonos ir 2 taiklūs metimai. Seibutis pagal rezultatyvumą ką tik pasivijo Mindaugą Kuzminską. Abu krepšininkai pelnė po 13 taškų, dabar perima kamuolį lietuviai, 3, netgi 4 prieš 1, Kuzė. Iš viršaus padėjo kaip ant staltiesėlės tą perdavimą Mindaugui Kuzminskui ir jokių problemų Kuzminskas jau neturėjo. 15 jo taškas. Išmuša kamuolį dabar Renaldas Seibutis, puikiai jo reakcija. Perdavimas skirtas Pacacijai, tačiau teks iš naujo klijuoti šią ataką gruzinams, o jai tik tai 9 sekundės. Pacius grįžta į aikštelę ir keičia Seibutį. Čia Metrevelis ir šį kartą Nikolasas Metrevelis sužaidžia prieš ne prieš žemesnį Šarūną Vasiliauską, o prieš tvirtai sudėtą Antaną Kavaliauską ir sužaidžia sėkmingai. Bet gruzinų traukinys, kalbant apie kovą dėl pergalės, šiandieną panašu, kad jau pravažiavo. Nepataiko Donatas Motiejūnas, neseniai sugrįžęs į aikštelę. Prameta iš neblogos padėties. Pačiulyje. Ležava. Pačiulyje prieš Motiejūną. Na, apsigink dabar Donatai ir bus viskas tvarkoj. Zaza Pačiulyje moka stumdytis. Ir dabar pražanga Donatui Motiejūnui. Labai neblogą pavyzdį parodė Antanas Kavaliauskas pirmoje rungtynių dalyje, kada Zaza Pačiulyje irgi taip stumdėsi, o Antanas Kavaliauskas tiesiog staigiai atsitraukė ir Pačiulyje sužingsniavo. Klaidų šiandieną, kaip jau minėjau, jo žaidime netrūksta. Sirgalių radijas. Radio centras. Na, bent jau šį vakarą gruzinams Lietuvos komanda yra akivaizdžiai per kietas riešutėlis ir praktiškai ne vienu rungtynių momentu. Na, galbūt įskyrus dalį trečiojo kėlinio mes būtume galėję pagalvoti, kad šiandieną žaidžia lygios komandos. Kada gruzinai šiek tiek priartėjo, tas priartėjimas buvo per 7 taškus ir kada lietuviai buvo šiek tiek įklimpę puolime ir, aišku, to pačiu ginantis, nepavyko stabdyti varžovų. Visais kitais momentais lietuviai šiandien įrodinėja, kad yra ženkliai pranašesni už Gruzijos rinktinę, na galų gale ir persvara yra 23 taškai. Žiūrint į statistiką taip pat, gruzinams šiandieną sunku žaisti su Lietuvos komanda, vis dėlto 25 kartus suklydę svečiai sunkiai gali tikėtis, štai čia susikauti su lietuviais kaip lygus su lygiais. Dabar klysta ir mūsiškiai, 12 Lietuvos rinktinės klaida, Tornikė Šengėlėje pelno taškus. Na ir visą tą likusį laiką šiose rungtynėse abiejų komandų krepšininkai, aišku, skirs ne žvalgymusi į švieslentę ar į rungtynių laikrodį, kadagi tos rungtynės pasibaigs, o į tų pačių mechanizmų gludinimą. Kiekvienas iš krepšininkų esančių dabar aikštelėje, nesvarbu apie kurią komandą bekalbėsime, na, Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas platesnis, taip kad mums galbūt tai yra aktualiau, bet kiekvienas krepšininkas turi savo tikslų ir pagrindinis
yra sužaisti gerai, sužaisti komandiškai, sužaisti sėkmingai asmeniškai ir sužaisti taip, kad komandos treneriai pagalvotų, aha, šitas žmogus gali būti galutinėme 12-uke. Ypač kalbu apie jaunuosius krepšininkus, kurie į galutinį 12-uką dar nėra prasimušę. Na ir net ir tie, kurie yra prasimušę, toli gražu ne visi gali būti užtikrinti savo vietą galutinėje sudėtyje. Pocius iš 3 taškų zonos meta ir pataiko. Pelno savo 8 tašką Pocius, antrasis jo 3 taškis iš 3 bandymų šiandieną, tik tai 3 taškais ir baudų metimais renka taškus Pocius. Taip pat 2 iš 2 baudos metimus realizavo Kauno Žalgirio komandos gynėjas. Šengelėje, Buržanadzė, Pacacija, meta iš 3 taškų zonos Buržanadzė ir netaiklus jo metimas. 72-48 ir 3 minutės 38 sekundės iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Deividas Gailius. Šiandieną Deividas Gailius neblizga, jo sąskaitoje tas pats vienintelis taškas pelnytas baudos metimų. Donatas Motiejūnas po Martyno Pociaus perdavimo pelno savo 11 tašką ir įstoja į dviženklį taškų skaičių pelniusių krepšininkų klubą kartu su Renaldu Seibučiu pelniusiu 13, Adu Juškevičiumi surinkusiu 10 ir Mindaugu Kuzminsku įsūdžiusiu 15 taškų. Motiejūnas šiandien be tų 11 taškų taip pat atkovojo 5 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 2 kamuolius ir 2 kartus suklydo. Tiesa, Donatas Motiejūnas šiandien pademonstravo ir savo sugebėjimus iš 3 taškų zonos, tiksliau priminė apie juos, nes be jokios abejonės mes puikiai informuoti, kad Motiejūnas nors yra aukštas, nors ir 2 metrų 13, bet yra užtektinai universalus ir pataikė šiandien vienintelį tritaškį iš to paties vienintelio bandymo. Juškevičius, Motiejūnas, Kavaliauskas ir Deivido Gailiaus. Pirmieji taškai iš žaidimo šiose rungtynėse. Apskritai Lietuvos komandoje šiandien neliko nepasižymėjusių krepšininkų, nežiūrint į Mantą Kalnietį, nes pastarasis, nors ir yra sudėtyje šiandieną registruotas, tačiau jis nežaidė nei vienos sekundės aikštelėje. Bet aišku, dar spės pažaisti Mantas Kalnietis. Ir krūvio jam tikrai šią vasarą užteks. Juškevičius, Motiejūnas, Kavaliauskas. Pražanga prieš Antaną Kavaliauską, antroji komandinė gruzinams. Lietuviai šį kartą komandinių pražangų lenktynėse kabutėse pralenkė Gruziją ir spėjo jau prasižengti 4 kartus. Dvidešimt 8 taškai ir tik tai auga Lietuvos komandos persvara. Gailius, Motiejūnas ir išmuštas kamuolys be pražangos. Likus 2 minutėms iki šių rungtynių pabaigos. Dabar jau drąsiai galima sakyti, būkime realistais, drąsiai buvo galima sakyti ir kur kas anksčiau apie tai, kad šiose rungtynėse jokio pratęsimo nereikės. Čia Gailius bandė perimti kamuolį ir pabėgti, o gruzinų štai toks metimas iš 3 taškų zonos. Turbūt netaikliausias šių rungtynių metimas. Tokią nominaciją dabar galėtume suteikti 12 numerio Pacacijos šūvį iš toli. Gailius išmaudo tornikę Šengelėje. Pastarasis buvo arti švaraus bloko. Nebuvo čia grubios pražangos. Bet vis dėlto kontaktas yra. Ir tą kontaktą rungtynių arbitrai traktuoja kaip pražangą bei 2 Deivido Gailiaus baudos metimus. Bet po minutės pertraukėlės, kurios prašo Gruzijos rinktinės trenerių štabas.
Sirgalių radijas. Radio centras. Jūsų ovacijos Kauno Žalgirio šokėjos. Dar kartelį priminsiu ir to pačiu anonsuosiu, kad kita transliacija per Sporto TV jau šį trečiadienį ir Lietuvos komanda dar kartą susitiks su gruzinais, tiesa jau Vilniaus Siemens arenoje. Tuo pačiu laiku 19 val. Numatytos tos rungtynės. Na, o štai čia Deividas Gailius prie baudų metimo linijos. Likus minutė ir 32 sekundėms iki šių rungtynių pabaigos. Rungtynių, kuriuose Lietuvos komanda visa galva pranašesnė už Gruzijos rinktinę ir švieslentėje yra pagrindinis to argumentas. Neišsigalvojau, o tiesiog 29 taškai yra užtektinai daug taip teikti, nes būtent tiek skiria abi komandas likus mažiau nei 2 minutėms iki mačo pabaigos. Lietuviai tiesa jau viršijo komandinių pražangų limitą ir tai padarė senokai, taigi kiekviena tokia pražanga siūs gruzinus prie baudų metimo linijos, nuo kurios dar irgi reikia pataikyti. Vieną baudos metimą iš 2 pataiko penktasis numeris Otaras Pakadzė. Na, varžovų treneris Igoris Kokoškovas irgi duoda pasireikšti štai šioje rungtynių atkarpoje tiems, kurie oficialiuose rungtynėse galbūt gaus mažiau žaidybinio laiko, ypač esant tokiam rezultatui. Pocius nepataiko, kovoje dėl kamuolio Deividas Gailius pirmas ir panašu, kad jis ir yra stumiamas ten į nugarą. Beka Buržanadzė. 2 metrų 3 centimetrų ūgio Kahasol, sunkusis kraštas, pažeidžia taisyklės ir tai yra to pačiu ketvirtoji komandinė svečių pražanga. Donatas Motiejūnas pasigerina savąją statistiką štai šiuo metimu. Tryliktasis Motiejūno taškas. Varžovai ties klaidos riba, dar 7 sekundės jų atakai, užspausti štai čia Pociaus ir Deivido Gailiaus gruzinai. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę atakuoja Šengelėje, nepataiko, pats ima kamuolį, na ir galima sakyti, antrą kartą gimė šioje atakoje gruzinai, dėl to, kad jau 2 kartus buvo praktiškai praradę kamuolius, tačiau vis pavykdavo susigrąžinti. Kavaliauskas, Pocius, Motiejūnas, Juškevičius, ištampyta gruzinų gynyba, Gailius iš toli ir pirmasis jo tritaškis šiandieną. Šiek tiek pasididino ir Deividas Gailius ketvirtajame kėlinyje savųjų taškų kraitį, dabar tuo tritaškiu pelnė 7-ąjį, taip pat atkovojo ir 6 kamuolius Deividas Gailius šiandieną bei atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Na, o čia paskutinis šių rungtynių sekundės, Lietuvos komanda turi maksimalų pranašumą, lai jis toks ir išlieka. Likus 6 sekundėms, likus 6,2, jeigu būti visiškai tiksliems, Lietuvos komanda dar turi laiko paskutiniai savo atakai ir aišku, ją būtinai suorganizuos. Čia neoficialios rungtynės, kuriuose galbūt jau padėtų kamuolį ir nebežaistų krepšininkai. Ne, vis dėlto užtenka Lietuvos komandai šiandieną praktikos, užtenka treniruočių ir nutarė neorganizuoti atakos mūsų krepšininkai. Toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Jis dega jūsų ekranuose ir šias rungtynės jums komentavęs
Karolis Tiškevičius, atsisveikinu iki kitų transliacijų Sporto TV kanalu. Gero vakaro ir su pergale.